Vienas melas investuotojams kainavo daugiau nei $900 milijonų. Vienas programinės įrangos atnaujinimas išdavė $500 milijardo iPhone vartotojų, o viena kriptovaliutų birža per naktį pradingo su $8 milijardais. Tai technologijų pasaulio istorija. Industrijos, kuri parduoda mums pažadus apie pažangą ir geresnę ateitį. Tačiau už kiekvieno blizgaus produktų pristatymo ir įkvepiančios kalbos slypi apgaulės, manipulacijos ir kriminalinių nusikaltimų dangstymai. Šiandien atidengsime uždangą nuo 6 didžiausių skandalų, kurie atskleidžia tikrąją didžiųjų technologijų sėkmės kainą. Nė viena istorija geriau neatskleidžia apsimes, kol pasiseks filosofijos pavojų nei Teranos. Įmonė 2003 metais įkūrė Elizabeth Holmes, žadėjusi revoliucionizuoti sveikatos apsaugą. Stebuklingas jos prietaisas esą galėjo atlikti 100 tyrimų iš vieno kraujo lašo. Su savo juodu golfu Holmes buvo giriama kaip naujoji Steve Jobs. Investuotojai įsitraukė į šį hypą, sukišo daugiau nei $700, o Teranos vertė pasiekė stulbinančius $9 milijardus. Tačiau buvo viena katastrofiška problema – technologija buvo visiškas melas. Stebuklingi aparatai iš tiesų neveikė. Kad nuslėptų tiesą, įmonė klastojo pristatymus, falsifikavo laboratorijų ataskaitas ir slapta naudojo kitų gamintojų įrangą pacientų tyrimams atlikti. Kortų namelis pradėjo griūti 2015 metais, kai The Wall Street Journal paviešino sprogdinančią tyrimo ataskaitą. 2022 metais šis melas galutinai subliuško. Holmes buvo pripažinta kalta dėl sukčiavimo ir nuteista daugiau nei 11 metų kalėjimo, o jos bendrininkas Sonny Balvani gavo beveik 13 metų bausmę. Terano sukčiavimas rėmėsi melu apie produktą, kurio iš tikrųjų net nebuvo. Tačiau apgaulė technologijų pasaulyje gali būti daug subtilesnė, pasislėpusi mūsų jau turimuose ir mylimuose įrenginiuose. Pavyzdžiui, Apple pastatė savo pasaulinę imperiją ant pažado apie tobulą ir nepriekaištingą vartotojo patirtį. Bet 2017-aisiais milijonai ištikimiausių jos vartotojų pasijuto išduoti. Paaiškėjo, kad Apple tyčia lėtino senesnius iPhone telefonus ir apie tai niekam nesakė. Skandalas pramintas Batterygate įsiplėskė, kai vartotojai pastebėjo, kad jų seniai įrenginiai po programinės įrangos atnaujinimų tapo skausmingai lėti. Tai, kas ilgą laiką buvo vadinama sąmokslo teorija, staiga pasirodo esą visiška tiesa. Apple gynėsi sakydama, kad tai riboja našumą norėdama apsaugoti senstančias baterijas nuo netikėtų išsijungimų. Tačiau bendrovė tai darė slapta, palikdama vartotojus nežinioje. Tai sukėlė milžinišką pasipiktinimą ir kaltinimus planuotų paseninimu. Tai ciniška idėja, kad Apple sąmoningai silpnino senesnius telefonus, kad priverstų žmonės pirkti brangius naujus modelius. Visuomenės atgarsiai buvo didžiuliai. Įmonė sulaukė grupinių ieškinių ir turėjo sumokėti $100 milijonus kompensacijų visame pasaulyje. Tai buvo skaudus smūgis nepriekaištingai Apple reputacijai, atskleidė sąmoningą apgaulę iš prekės ženklo, kuris taip didžiavosi savo klientų pasitikėjimu. Kaip ir Apple, Google taip pat išdavė savo vartotojų pasitikėjimą. Tik kai Apple slapta lėtino jūsų telefoną, Google slapta sekė jūsų visą gyvenimą. Kadaise neoficialus įmonės šūkis garsiai skelbė "nebūk blogis", bet tvirtinė skandalų atskleidė kur kas tamsesnę pusę. Dėl savo dominavimo bendrovė sulaukė milžiniškų antimonopolinių ieškinių iš Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento, kaltinant neteisėtų monopolijų kūrimu. 2024 m. rugpjūtį teisėjas nusprendė, kad Google iš tiesų išlaikė monopoliją internetinės paieškos reklamos srityje. Tačiau problemos siekia daug giliau nei vien tik rinkos kontrolė. 2024 m. balandį Google sutiko sunaikinti milijardus duomenų įrašų, kad užbaigtų bylą, kurioje buvo kaltinama slapta sekusi vartotojus net tada, kai jie naršė naudodami Chrome incognito režimą. Vartotojai tikėjo, kad naršo privačiai, bet Google įrankiai, kaip teigiama, ir toliau rinko informaciją. Apgaulė buvo tokia gili, kad 2025 m. rugsėjį federalinis prisikusiųjų teismas nurodė Google sumokėti daugiau nei $425 milijonus už duomenų rinkimą iš milijonų žmonių, kurie aiškiai buvo išjungę vietos sekimo funkcijas. Privatumo baimę dar labiau sustiprino programa Project Nightingale, partnerystė su sveikatos priežiūros tinklu Accession, suteikusi Google prieigą prie 10 milijonų amerikiečių asmens sveikatos įrašų, įskaitant vardus, gimimo datas ir visą medicininę istoriją, dažnai be pacientų žinios ar sutikimo. Ar jūs nustebino toks apgaulės mastas? Tai tik pradžia. Kitas pasakojimas jūs tikrai šokiruos, bet prieš tai kviečiame paspausti patinka ir užprenumeruoti kanalą.
Piknaudžiavimas duomenimis ar rinkos dominavimu yra viena, tačiau technologijų pasaulio laimėti bet kokią kainą kultūra gali virsti toksiška, kai korporatyvinė apgaulė peržengia ribas ir pereina į realų pasaulį. 2021 m. teismo byla atskleidė plačiai paplitusią berniukų brolybės kultūrą kompanijoje Activision Blizzard, kurioje buvo pateikti šiurpinantys kaltinimai dėl nuolatinio seksualinio priekabiavimo. Skandalas baigėsi $18 milijonų fondo aukoms kompensuoti ir atskirų susitarimų su Kalifornijos valstija apie $54 milijonus dėl moterų diskriminacijos kaltinimų. eBay atveju korporatyvinė manija virto tikru teroro planu. 2019 metais, po to, kai vienas vadovas išsiuntė žinutę "sunaikink ją", aukščiausi saugumo darbuotojai kriminaliai persekiojo porą, kuri leido kritišką naujienlaiškį. Jiems buvo atsiųstas laidotuvių vainikas, gyvi vabzdžiai, o galiausiai darbuotojai net nuskrido per visą šalį, kad juos sektų. Šis planas baigėsi kaltės pripažinimu ir $3 milijonų bauda įmonei. Tamsa gali baigtis ir mirtimi. 2023 metais Bobas Lee, garsus Cash App kūrėjas, buvo nužudytas kolegos technologijų konsultanto Nimos Momeni. Byla atskleidė niūrią istoriją apie asmeninius konfliktus tarp miesto technologijų elito. Prokurorai teigia, kad Momenis supyko ant Lee dėl jo santykių su Momenis seserimi ir jų įsitraukimų į vietinę narkotikų sceną, kas galiausiai baigėsi mirtinu susidūrimu nuošalioje San Francisco gatvėje. Tačiau žala neapsiribojo fiziniu pasauliu. Finansinės aferos paprasčiausiai gavo skaitmeninį atnaujinimą. Po to, kai pasaulis pasimokė iš Terranos istorijos, naujuoju tech genijaus veidu tapo Sam Bankman-Fried, vadintas kripto karaliumi. Jo birža FTX buvo įvertinta net $32 milijardais, o jis pats buvo vadinamas šiuolaikiniu vizionieriumi. Tačiau 2022 metų pabaigoje visas šis imperijos fasadas sugriuvo, atskleisdamas tai, ką prokurorai vėliau pavadino viena didžiausių finansinių aferų Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. Paaiškėjo, kad Bankman-Fried slapta nukreipdavo milijardus klientų pinigų iš FTX į savo kitą įmonę Alameda Research, naudodamas jos kaip asmeninę kiaulę taupyklę. Pavogti pinigai buvo švaistomi rizikingoms investicijoms, prabangiam nekilnojamam turtui ir milžiniškoms politinėms aukoms. Kai kilo likvidumo krizė, FTX nebegalėjo išmokėti klientams jų lėšų ir visa schema sugriuvo stulbinančiu greičiu, sunaikindama daugybę žmonių gyvenimų santaupas. 2023 m. lapkritį Bankman-Fried buvo pripažintas kaltu pagal visus 7 sukčiavimo ir sąmokslo kaltinimus. Jam galiausiai buvo skirta 25 metų laisvės atėmimo bausmė, o teisėjas įpareigojo sumokėti $11 milijardų konfiskaciją. FTX buvo atskleista kaip atsakingumą neturinti apgaulė, įrodanti, kad technologijų ažiotažas atrodo nauja, pavojinga riba, nereguliuojama kriptovaliutų pasaulyje. Sam Bankman-Fried pavogė $milijardus, bet kitas skandalas parodė, kad technologijų įmonės gali pavogti kur kas asmeniškesnį dalyką – mūsų privačius duomenis pavirstus ginklu visuomenės manipuliavimui. Ne viena nelaimė taip nesudrebino pasaulio kaip Meta Cambridge Analytica skandalas. 2018 metais paaiškėjo, kad politinė konsultacijų įmonė Cambridge Analytica neteisėtai surinko iki 87 milijonų Facebook naudotojų asmens duomenų. Tai nebuvo įsilaužimas. Duomenys buvo paimti per iš pirmo žvilgsnio nekaltą asmenybių testą, vadinamu This is your digital life. Ši programėlė rinko ne tik ją užpildžiusių žmonių, bet ir visų jų draugų sąrašo duomenys. Ši informacija buvo naudojama rinkėjų psichologiniams profiliams sudaryti, o tai leido kurti itin tikslingą politinę reklamą, kuri galėjo paveikti tokius įvykius kaip 2016 m. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimus. Ši istorija sukėlė pasaulinį pasipiktinimą ir atskleidė, kad visa Facebook platforma gali būti išnaudojama manipuliuojant viešąją nuomonę ir demokratiniais procesais. Pasekmės buvo milžiniškos. Precedento neturinti $5 milijardų bauda iš FTC ir dar $725 milijonų grupinė kompensacija. Skandalas visam laikui sugriovė visuomenės pasitikėjimą, atskleisdamas verslo modelį, kuriame žmonių privatūs gyvenimai buvo traktuojami kaip prekė pardavimui. Nuo atviro Terranos ir FTX sukčiavimo iki apskaičiuotų Apple ir Google išdavysčių bei duomenų pavertimo ginklų Meta rankose, šie skandalai tikrai nėra keli blogi obuoliai.
Tai nuspėjamas rezultatus kultūros, kuri dievina radikalų perversmą bet kokia kaina ir vertina spartų augimą labiau nei elementarią etiką. Kiekvienam pažadui pakeisti pasaulį į geresnį visada egzistuoja paslėpta žmogiškoji kaina. Technologijų tamsioji pusė tebėra rašoma istorija ir tai istorija, kurios mes negalime ignoruoti. Ar tavo manimų technologijų industrija vis dar verta pasitikėjimo? Pasidalink savo nuomonę komentaruose. O jei nori daugiau tokių video, kurie atidengia mūsų pasaulio užkulisius, nepamiršk prenumeruoti kanalą ir įsijungti pranešimus. Ačiū ir iki.